Tęsiu toliau savo kortų kaladžių orakulų pristatymą, ką aš turiu. Tai būtent turiu šitą orakulą. Pas mane orakulai yra maišeliuose, labai man nepatogu. Dėžutėse sunku ištraukti. Tai aš jau tokias turiu pasidariusi maišelius, į kuriuos susidedu. Būtent tas mistinis šamano orakulas irgi labai iškalbingas, bet irgi kaip orakulai tai yra savo vidiniam išmąstymui, savo vidiniams kryptims nusistatyti, žodžiu, kaip vibruoja tos energijos. Kartais sąmoningai žmogus net nežino, ar jisai gali įveikti kliūtį, ar kas jame veikia. Taigi daug žmonių, kurie tikrai mažai mąsto, mažai gilinasi į save, tai kad toks kaip kryptis, kaip pasakymas, kaip sakoma, pašnibždėjimas žmogui, tai yra orakulai. Bet jie yra skirti daugiau savo, žodžiu, savo vidiniam pasauliui, bet niekaip negalėtų įtakoti ar žinoti, kokie yra ateities įvykiai, ar čia nėra tokių reikšmių. Bet tai vis tiek labai iškalbinga, kai, pavyzdžiui, esi pasimetęs kažkokiame reikale ir tavo vidinis balsas kažkaip tai painiojasi pasąmonė su sąmonė, dvasinė kažkokia tamsa ir nežinai, kas veikia tuo metu. Tai šitas orakulas mistinio šamano, jisai labai, bet yra, reiškia, šita kortų kaladė yra ir teigiamos, ir neigiamos. Žodžiu, jinai čia išmaišyta, jinai turi būti ne tik teigiamos, bet yra neigiamos. Žodžiu, reikšmės. Iš tikrųjų labai, o čia pas mane išmaišyta yra, reiškia, jos kai kurios teigiamos, kai kurios neigiamos, priklausomai, žodžiu, kaip turi būti šitam orakului. Kai kuriuose orakuluose tik teigiamos. Taigi čia vienas dalykas. Antras dalykas, turiu aš būtent šitą kortų kaladę, jinai dar net neišpakuota. Jeigu kam reiks, tai aš atsiųsiu, rašykite. Jinai net neišpakuota yra. Ir jeigu reikės, čia gana daug yra, reiškia, aš turiu knygą, kurią aš išsiverčiu į lietuvių kalbą. Būtent čia su šamanu susiję informacija, kadangi šitas autorius, dabar čia net parašyta apie autorius, kurias sudarė būtent šitą, tai yra Lobos, kuri čia Lobos, taip ir daugiau, ir ta visa, taip, Marcela Lobos. Jie Andų kalnuose reiškia, su Čilėje, ten jie turi ekspedicijas, jie ten gyvena, jie ten, žodžiu, ir yra apipavydalinta šita ir surinkta informacija būtent šitam orakului. Visos reikšmės yra čia, yra, reiškia, esmė, kvietimas, vaistai. Jeigu, sakykime, aš ištrauksiu, nežinau, kokią čia ištraukiu, būtent, reiškia, ištraukiau neigiamą šiuo atveju. Tai jeigu yra neigiama reikšmė, tai reikia skaityti vaistai. Jeigu yra teigiama, tai reiškia esmė, kvietimas, kokia esmė ir ką jisai parodo tam žmogui, kas jo viduje yra, būtent šiuo atveju, kas yra klaidinga, į ką reikia atkreipti dėmesį. Šiuo atveju 64, žinokit, neatsimenu aš visų, kadangi neseniai pradėjau, aš visų reikšmių negaliu, nes matote, kiek informacijos yra. 64, tai čia paskutinė bus 64 kortos, taip.
64 kortos. Vat paskutinė ir yra. Bet jinai yra atvirkščia. Tai tada skaitom. Kodėl aš čia tą atvirkščią ištraukiau? Taip, ir skaitome vaistai. Pripažinkite savo išankstinius nusistatymus, idėjas ir jausmus apie situaciją, kurioje esate. Tačiau atsispirkite norui ką nors pakeisti. Negrįžkite prie savo kontrolės modelių. Verčiau imkite sveikatos ir susijungkite su džiaugsmu, kad nereikia nieko veikti. Palikite erdvės pasauliui sukti savo vagą. Iš tikrųjų atitinka mano vidinę tą tokią. Taip, palikti erdvę ir nebandyti kontroliuoti įvykių ir situacijų kažkaip per savo protą, per savo jausmus, kad čia taip nesėkmingai viskas ir man kol kas sekasi. Tai palikti, reiškia, ramybėje. Jeigu, sakykime, jinai būtų teigiama, tai žiūrim tada į esmę. Vadinasi, liudytojas, šita korta vadinasi liudytojas. Taip labai čia sudubliuotos tos, jie labai kojotos. Tiesiog, kai žiūri, tai atrodo 3D paveikslą, žiūri į vidų kažkur įsiskverbia toks vaizdas, jisai įsiskverbia tarsi į dar giliau. Tiesiog labai kortos. Tai jeigu žiūrim esmę, mes išsitraukiam liudytojas. Žodžiu, žmogus ramybėje yra. Tiesiog žmogus, čia, jeigu esmė, tai per savo buvimą ramybėje ir gausi atsakymus, nebandyti kažką, tai kvietimas visą laiką, kuris visą laiką yra jūsų pusėje, dabar yra pasirengęs tapti jūsų sąjungininku. Manote, kad esate saugesni, bet šiandien supratote, kad viskas vyksta taip, lyg būtumėte visiškai išsekę, bet jūsų sąmonė ieško jums naudingų sprendimų. Jeigu jinai teigiama, tai tiesiog net ir sąmoniai pasako, kad viskas eina, viskas gerai, sąmonė dirba, o jeigu šitaip, tai jūs, reiškia, nesistengkite kažko kontroliuoti, yra toks laikas palikti erdvę laikui veikti ir paskui išryškės. Tai toks dalykas apie šią kortų kaladę, labai išmintinga, jinai paremta šamanų išmintimis, iš Andų, iš Čilės. Čia trys autoriai netgi yra šios kaladės. Taigi, jeigu reikės, tai rašykite man, aš tada jums iš karto ir knygelė, čia yra mano asmeninė, bet jeigu reikės, aš padarysiu. Čia mano net piešinukas čia toks yra kaipo irgi mistiškas. Taip, ant greito čia sudėjau, reikėtų kitokių išdėti. Bet, žodžiu, knygutė irgi bus, jinai gana stora susidaro, nes 64 kortos, tai yra jau pakankamai didelė apimtis. Taigi tiek su šia kalade.